Svečias turi ypatingą gydymą, kiek žinau. Ten aš taip įsivaizduoju, pas jūs susirinka gausybė moterų su savo dramom, istorijom. Šį vakarą jūs atsinešėt tam tikrą orkestrą. Pajuokaukim taip, ar ne? Jūs sakot, kad nuo tų garsų ir siela apsivalo, ir ateitis nušvinta visai kitaip. Ir tada gali teisingus sprendimus priimti. Vat ir Agnė, gal kaip sakoma, visai kitaip pasirodys, ar ne? Ir mūsų merginoms, kas tai per gongai? Atneškit mums, parodykit, kas tai bus. Vireniau, aš matau, kad visas orkestras atsirado mūsų studijoje, bet kažkokį bliudelį vis dėlto atsinešat šalia manęs. Parodykit, kasgi čia yra, kokią čia košę virsim? Virsim dabar mes atsipalaidavimo ir ramybės košelę. Ir jisai, šitas dubuo, jis vadinamas toks dainuojantis, stebėto dubuo, jis reikalingas tam, kad savo tokią darnę vibraciją perduotų jums, pavyzdžiui. Ir ką dabar paprašysiu, tai jeigu jūs galit atsistokit, arba galit sėdėti, tiesiog galit sėdėkit. Ir padarysim tokį įdomų dalyką. Ir jūs pasakysit, kaip jūs jaučiatės gerai. Gerai. Patogiai įsitaisykit, o atsargiai Gerai. Nusišypsokit. Jeigu kas nors negerai, iškart sakykit. Nukris. Aš laikau. Gerai. Tie garsai per visą kūną eina. Gera? Gera. Tačiau jeigu čia yra 1:1, galima padaryti visiems žmonėms panašų procedūrą. Visiems čia ir Lietuvos moterims ypatingai šiandien. Ypatingai visoms Lietuvoms moterims, kurios tokios drąsios, nieko nebijo ir taip kankinasi. Nevertėtų kankintis, ar ne šitaip? Todėl, kad aš manau, moteris jos privalo prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Ir klausimas visada, ar mes iš meilės taip save kankinam? Ar iš ko? Ar iš kažko kito? O iš ko? Pasakykit, užbaikit tą sakinį. Iš baimės gal? Aš manau, kad iš baimės, iš saugumo ir iš to, kad kokie atėjo įpročiai iš mūsų šeimų, iš daugelio dalykų. Tačiau reikia nepamiršti, kad kiekvienas žmogus mes prisiemam patys atsakomybę už savo gyvenimą 100%. Ir jeigu tai įvyko, tai yra labai gerai, nes tai sustiprina ir veda toliau. Tačiau mes patys prisiemam, ne kažkas kitas, ne vyras tenai, kuris blogas arba geras ar dar kažkas. Mes patys prisiemam atsakomybę. Ir todėl prisimsim atsakomybę ir dabar visi užsimerksim, giliai įkvėpsim ir atsipalaiduosim. Puiku.
aš matau, kad visos moteris užmigo, nusiramino, jos padarys sprendimus, kai grįž namo, vyrai bus patenkinti, puikia vakarienė, ar ne? Puikus pusryčiai, ačiū labai. Aš manau, kad mes linkim visų moterim pirmiausia mylėti save ir mylėti savo vyrą ir iš tos dvigubos meilės susikurs toksai laukas, kuriuo galės pasisotinti ir kiti žmonės. Tačiau pirmiausia, moteris, jeigu jūs mylėsit save, iš tikrųjų 100%, tai jūs neleisit, kad jūs skriaustų, bartų, ten jūs išnaudotų ir visa kita. Ir tada prasideda tikrasis meilės jausmas. Po tokio orkestro ir po tokios simfonijos, po tokios terapijos, kitaip ir negali būti. Ačiū labai jums dar kartelį už jūsų patirtį, su kuria jūs pasidalinote. Na, o mes su jumis atsisveikiname iki kito ketvirtadienio. Būkit laimingos, būkit laimingi ir susitiksime kaip visuomet kitą ketvirtadienį tokiu pat metu. Gero vakaro su Alantaitė.